Ko pritrūko iki geresnės baigties? Jėgų, sveikatos pritrūko. Šiaip, kai įmušėt pirmąją įvartį, labai daug dėmesio skiriat gynybai. Kodėl nepavyko tos gynybos paversti 0 praleistų įvarčių? Nu, matyt, gal kažkiek tai sėkmės gal pritrūko, įmušė tokį, sakykime, nu kaip sakyti, įvartis gal neblogas tas antras buvo, bet tiek, kad aš skaitau atsitiktinis toks, nu, neuždirbtas jų įvartis, o mūsų žiopla klaida gynyboje ir vartininko ypatingai klaida buvo antras įvartis. Ką jūs galvojat prieš rungtynes, kokį planą turėjot, kad viskas baigtųsi kitaip nei baigęs? Buvo kažkoks, kad žaisim taip, o ne taip? Ne, visada ateinam žaisti taip, kad laimėtumėm, bet realybė kitokia truputį. Kaip sužaidėm, taip sužaidėm. Buvo jie geresni? Pagal žaidimą? Nu, nemanau. Manau, kad žaidimą apylygiai. Galbūt, nu, jie daugiau keitimų turėjo, galbūt šiek tiek šviežesni buvo, bet nu, kas dėl kamuolių kontrolės, aš manau, kad mes galbūt net daugiau kontroliavom kamuolį negu jie. Privalėsit mušti įvartį, kaip keisis kitos rungtynės? Nu, jei privalėsim, tai ir mušim. Ką čia reiškia? Mušit? Aišku. Ačiū.